Sakiau, kad aš nemoku laukti, tai kol pirmadienio rytą montuojasi, saugosi video, tai aš toliau siuvinėju Žemaitijos skirtuką ir labai tikiuosi, kad man jį pavyks užbaigti per artimiausias kelias dienas, nes norų yra labai daug, o šiai dienai turiu kol kas tiek. Nu tai laba diena, aš nesusitvarkiau, taip pripažįstu, bet, žodžiu. Kai bandau įvesti kuo daugiau tvarkos, tuo daugiau bardako gaunas. Tai šiandien turim antradienį, šiandien vakare išeina video. Dar turiu keletą postų įdėti, reikia nepamiršti. Iš ryto įdėjau šito skirtuko prekę ir sužinojau, kad nuo vakar mano internetinė svetainė yra nulūžus, tai dabar programuotojai tvarko. Kartais pagalvoju, kad gal geriau nedaryti kokių edukacijų, nes maža ką jeigu susirgsiu, bet atrodo, kad visi serveriai ir panašiai daug dažniau serga negu žmonės. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Šiaip labai noriu kur daryti viską, bet reikia tuos administracinius visus susidaryti. Šitą schemą rytoj tvarkysiu, nes nemanau, kad čia taip iš karto labai plūs žmonės pirks. Emailą rytoj reikia pasidaryti. Žodžiu, yra daug darbų, tai kažkaip bandysiu susistiguoti, kiek įmanoma ir žiūrėsiu, kas man čia gausis. Tai trumpas update'as. Diena iš tikrųjų buvo ganėtinai sunki ir kol svetainę atitvarkė, dar ir trukdžių tam tikrų ir galvoju, ką čia daryti ir tą reikia, tai nusprendžiau padaryti bent vieną darbą, kuris yra, mano nuomonė, yra svarbus. Bet iš kitos pusės labai sunku man pereiti prie to, dėl to, kad aš galvoju, kad siuvinėjimas vis dėlto yra hobis, nes svarbu, kad aš testuoju rinkinius. Ir tas siuvinėjimą perkelti į darbo dieną yra beprotiškai sunku, bet nuo kažko reikia pradėti. Tai ką man pavyko lygiai 5 valandą, aš pabaigiau skirtuką. Ir man rytoj tada liks padaryti kutą ir tuomet jau dėsiu į pardavimą. O šiandien įdėjau jau šitą skirtuko prekę į internetinę svetainę, bet kol kas aš jos viešai dar nerodau. Tai greičiausiai parodysiu rytoj. Bet jau džiaugiuosi, nes reikia mažinti ne tik tas, kas yra suplanuota iš schemų, ką reikia išsiuvinėti, bet reikia ir mažinti, kurie jau yra išsiuvinėti ir juos būtinai kelti į internetinę svetainę. Taip, šiandienos planas yra skirtukui surišti paprastą kutą, kadangi pamoka jis visada ta pati ir nemanau, kad aš atskiras pynės darysiu, tai tiesiog paliksiu tą pačią pynę, tai ir ta pati pamoka iš esmės tinka, tai surišu kutą, nusifotografuoju, paleidžiu rinkinį, tai šiandien turėtų išeiti 2 rinkiniai, vienas jau yra įkeltas mini to skirtuko ir tada paleisiu dar šitą dėžutę ir galvoju, greičiausiai šiandien kursiu schemas tam, kad galėčiau dar kitus mini skirtukus pasidaryti, bent jau užprašyti, kad formelės man rytoj padarytų. Tai to darbelio kūrybinio visai nusimato ir manau, tada reikės toliau tvarkyti schemas spausdinimui. Nemanau, kad ten turėtų būti daug darbo, tai pasiliksiu antroje dienos pusėje. Šiandien dieną ganėtinai aktyvi, tai pabaigiau antrąjį skirtuką, tai skirtuko kutas toks, o šito yra toks. Tai pasidariau 3 Suvalkijos skirtuko dizainą, šiaip labai fainas ir jau noriu pradėti, bet reikia sugalvoti dar apvadą aplinkui, koks turėtų būti. Tai taip, šitos pasidariau naujo skirtuko dizainą, tada pasidariau 2 šito formato dizainiukus, tai vienas yra su rožinėm ir violetiniam gilėm, o kitas yra ruduo su lapais ir giliukais. Bet manau, kas liečia su gėlėm, gal dar derinsiu spalvas, nes
Dabar šiaip užmečiu ir viskas, kad tik forma, nes turėjau išsiųsti, kur skylutės išdeginti, išlazeriuoti. Tai su šitais tiek, tai šiandien tokia kūrybinė diena, nes iš po vakar dalis dalykų dar neveikia, tai negaliu į pardavimą įkelti šito ir negaliu šito įkelti. Nors šitas jau yra įkeltas, jau galėčiau kaip ir leisti, bet noriu kartu leisti, nes po to dar ir naujienlaiškį kursiu. Tai čia greičiausiai rytoj pasiliks. Nu va, turim tokį Suvalkijos, man šitas be galo patinka, labai gražios visos spalvos, susiderinta, tamsus fonas, labai cute. Na, šičia jau nerodysiu be skilučių, čia tiesiog yra dabar sudiksniuota, kur turi būti skilutės, tai bus tokios gėlės, kur eina violetiniai rožiniai šitaip ir tada kitas yra va toks. Tai irgi turėtų būti tokio formato su nugarėlė, tai žiūrėsiu kaip išsisiuvinės, nes prieš tai buvęs buvo be apvadų, tai ganėtinai normaliai išsisiuvinėjo, tai žiūrėsiu kaip su šituo yra. Hei, tai šiandien susikėliau rinkinius į internetinę svetainę, jau man pagamino viršelius mažam raktų pakabukui, tai reikės važiuoti jų pasiimti ir jau padarė planšetes medinės kitiem mano siuviniam. Bet kadangi pažadėjau, kad vakarais siuvinėsiu tai, kas man patinka, tai galvoju dabar atsinešti savo rankdarbių visą dėžę ir iš ten išsirinkti, nežinau, ar 10, gal kokius 7, nu žiūrėsiu, kiek yra pradėtukų visko ir pabandysiu susidėlioti procesus, nes šiandien vakarios prie siuvinėjimo ir visai norėčiau gal netgi pradėtuką kokį naują pasimti. Tai žiūrėsiu, kaip man seksis ir šiek tiek galbūt įmėsiu kadrų ir į šitą video. Tai ką mes turim? Mes turim pluoštą siūlo. Aš nežinau, ar aš esu durna, ar kas čia yra. Žodžiu, skaičiau, o gal dabar jau kažką ir būsiu atradus. Bandysiu aš jį susisukti, žiūrėsiu, kas čia gausis. Pasiuvinėjau, nežinau, jaučiu kokias 3 valandas, jeigu nedaugiau. Eilinis penktadienis negali būti paprastai, dar normaliai net plaukų nesusidėšus. Tai vakar gavau planšetės, tai mano nauja čia bus siuvinėjama Suvalkijos raštas siuvinėjimas. Tada čia bus siuvinėjimas violetinės ir rožinės gėlytės tokiam juostom. Ir čia bus siuvinėjami rudeniniai lapai ir gėliukai. Nu tai ką man pavyko šiandien padaryti, tai kol klausiau vieną seminarą, padariau tokį raktų pakabuką. Tai principė tokį užtrunka padaryti maždaug per pusę valandos. Tik aš čia truputėlį bekabindama įlaužiau šitoje vietoje. Tai reikia atsargiau. Ir pasirašiau 3 Suvalkijos, tada ruduo ir gėlės. Mini 2 skirtukai ir 1 įprastas meninis didelis. Pagaliau radau vieną, kur yra siuvinėta kryželių. Manyčiau, jo. Galvojau, kad čia kryželių, bet ne čia gobelenų, o čia kažkoks velniai žino. Dar 1 gobelenų. Ir dar 1 gobelenų. Pagaliau atrodo normalesnis kryžiuko. Aš nežinau, iš tikrųjų net nepamenu nuo kur mes ten baigiam kalbėti ir viską, tai parodysiu, ką šiandien turiu papasakot. Tai parsivežiau 30 gėlyčių. Tai parsivežiau savo visas farmelės, viską, ką turiu. Pasibaigiau skirtuką su Žemaitija. Žemaitijos farmelės irgi jau čia pardavimą eina. Tuomet paprašiau savo lazeriuotoją, kad pabandytų iš filso išpjauti formytės. Tai įsiklausysiu į jūsų prašymą ir greičiausiai bus rinkiniuose įdėtos ir nugarėlės. Tai va žiūrėsiu, ką aš čia sugalvosiu, kaip aš čia padarysiu. Bet mintis yra tokia, kad palengvinti jum dalį
ir spręsti tas problemas iš siuvinėtojos pusės, kad kuo patogesni rinkiniai būtų. Kas liečia šitos visus medinius, tai nereikia valyti skilučių. Kartoju ne vieną kartą, bet dar sykį pakartosiu, kad tiesiog yra easy peasy siuvinėti. Tai va, tai mintis yra, kad kiekvienam rinkiniui būtų bet šiaip visai fainiai išsipjovė, po formelikė, kad jūs galėtumėt nugarėlę susitvarkyti. Tada naujienos. Aš nežinau, ar iš tos pusės jums čia gerai viskas matysis, bet žodžiu. Varvino seilę. Tai turim tokias rūšiuoklės. Tai paprašiau kol kas padaryti 3 dizainus, pasižiūrėti, ar apskritai reikia, ar norit, ar verta čia knistis dėl gerų tikslų. Tai va, štai toks yra jūrinės banginis, šiaip labai gražus. Galvojau, ar šitą daryti, aš jį norėjau skipinti, bet galvojau pizdu. Nesikeikiant, darom ir šitą, žiūrėsim. Jeigu ką, aš patys naudosiu. Nes kaip tik ir va tokia alyva, kadangi pas mane už lango kaip tik alyvas žydi, tai labai labai geras ir šiaip aš turiu bent kelis dizainus, kur reikia, tai manau viskas super duper bus. Tai jats negaliu, žinokit, kaip džiaugiuosi, kaip mažas vaiks. Va, kaip gražu. Ir va tokia. Šiaip dar galvoju, gal ateityje padarysiu ir tokius, kur būtų patiems reikėtų išsiuvinėti kažką viduje. Nu, bet žodžiu. Kaip sakiau, pas mane idėjų, o dabar keliaujam. Tai šiandien dar, kur dabar tie mano visi darbai yra. Tai ką aš dar esu, aš sakau, taip seniai nesimatėm, kad čia, tai. Ir jaučiu, čia neturiu, kažkur kitur yra įkištas. Dar parodysiu, su gėlėm padariau skirtuką, tai žodžiu. Dabar darau rudenį, žiauriai fainiai, žiauriai cute. Tai šiandien, manau, pabaigsiu, bet galvoju, ką čia pabaigsiu, be 15, jau 5, tai... Bet reiktų pabaigti čia tiek belyką. Bet plemba čia jaučiu, užsiknėsiu dar kokią valandą. Nu nežinau, abejonės. Tuoj dar atsinešu, parodysiu, kaip gėlytės gražiai gavos. Grįžau. Tai va. Tai šitą jau tikrai matėt. Nesakykit, kad nematėt, tikrai turėjot matyti. Ir va tokias gėlykės. Šiaip labai fainiai. Kaip visada pas mane technologijos neveikia. Nes dabar ant kiekvieno, norint išsaugoti PDF, man meta, kad nutrūkęs ryšys su spausdintuvu, nors spausdintuvas nepriko. Tai žodžiu, aš dabar čia galvoju, ką daryti. Tai dabar žiūrim taip. Turiu tokį skirtuką, turiu tokį skirtuką. Turiu tokį raktų pakabuką. Nežinau, galbūt jau 5 kartą rodau, bus matyti. Turiu tokį pakabuką ir dar darysiu kitokių pakabukų, nes jų čia turiu dar visą kiek. Taip, ir šiandien aš spausdinuos viską, darausi, schemas tvarkaus, nes yra reikalų. Tai va, spausdintuvas kažkodėl turės spausdinti. Nu, labai tikiuosi, kad nieko daug nespausdins, nes nesąmonė bus. Tai tiek. O šiandien šiaip dar turiu pagal idėją suruošti pasiūlymus, išsiųsti suvenyrų ir dovanų parduotuvėm. Plus išsiųsti ir bibliotekom dėl edukacijų. Bent jau, kad pradėtų žiūrėtis į rudenį. Tai tų veiklų kol kas yra nemažai. Kol kas esu atsisakius minties su mugėm, nes ten daug laiko ir energijos ir klausimas ar paeis. Nu ką, penktadienio, noriu sakyti, vakarėlis ir ką aš darau, aš vis dar sėdžiu ofise. Tai neseniai grįžau, parsivežiau skirtukų viršelius. Skirtukai kaip ir jau yra supakuoti, tik jiem trūko viršelių ir trūko medienos plokštelių. Tai, va, visiškai tokie mažulyčiai. Čia dar pakabukam iš karto pasiėmiau. O šiaip tai, va, yra šitie. Ir dar turi būti rudeniniai. Va, rudeniniai irgi yra. Tai šitie labai fainiai. Tai po to visos formelės. Ir galvoju, ką čia dar tokio įdomaus padaryti. Ir žinot, ką aš sugalvojau? Aš užsimaniau turėti išsiuvinėtą mašinos kvapuką. Ir žodžiu, kadangi mano lazeriuotojas padarė va tokias gėlytės, tai aš galvoju, jeigu siuvinėt ant medienos to, iš kitos pusės siūti ne medieną, o siūti va šitą, aš pabandysiu dar pasiūti, kaip ar nesiplėšo,
nes čia ir skylutės jisai pataugumo dėlį yra išlazeriavęs, tai turėtų visai fainiai būti ir žiūrėsiu, jeigu paeis toks variantas, tai tada tokiu atveju būtų galima užsisiūnti ant tos medienos plokštelės, šitą su eteriniais aliejais privilgai, neturėtų iš tikrųjų siūlom kažką pakenkti, nes vis tiek ir dar mediena, ten prata mediena, kol daisi kitų siūlų, nemanau, kad turėtų kažkas būti blogai. O jeigu norėsis kito kvapo, tai aš taip galvoju, vis tiek juodą siūlą mes visos turim namuose, tiek ir tiek. Tai tada būtų galima tiesiog nukarpyti, nuimti tą jau buvusią dalį ir tada rinkiniuose aš galėčiau, ne rinkiniuose, o parduotuviai pridėti papildomai šitų detalių. Ir tokiu atveju jūs galėtumėt pasipirkti papildomai detalių ir kuomet užsimanot kitokio kvapo, tai tiesiog nukerpat, tą uždedat, prisiūnat vėl ir vėl tada su eteriniais vilgat. Tai va, tokias mintis. Toliau. Šiaip šiandien daugiau atpakavimas vyko ir panašiai, tokie dalykai, bet mintyse vis tiek sukosi daug dalykų, ką būtų faina padaryti, pagalvot. Tai ką dar sugalvojau, tai kur tas mano? Tai va, žodžiu, stringa net gerkliai. Tai va, su šituo skirtuku yra tokia situacija, kad jį išsiuvinėjus iš esmės lieka labai daug siūlų, tas daug, grubiai pusė siūlų, trūksta tik tai vienos ryškios geltonos ir oranžinės ryškios. Tai galvoju, kad siuvinėjimas kryželiu vis tiek yra toks labiau atsakingo vartojimo ir tvarumo hobis, kadangi bandžiau paskaičiuoti, kiek man užtruktų siuvinėti, tarkim, saulėgrąžą, jeigu ten, pavyzdžiui, mano vidurkis yra siuvinėjimo maždaug 120 arba 200 kryželių per valandą, tai grubiai ten turėčiau siuvinėti mėnesį, beveik 2 mėnesį 23 dienas arba iš viso beveik 3 mėnesius. Jeigu 120 ir jeigu skaičiau į dieną po 2 valandas, kiekvieną dieną. Tai paskaičiavau, kad savo hobiui kiekvieną dieną aš grubiai skirčiau maždaug po 1,35 arba po 85 centus. Įdomumo dėlį. Tai pagalvojau apie tą tvarumą ir galvoju, kadangi čia lieka visai daug siūlų šitame, tai kadangi dabar jau formelės viską gavau, tai aš atskirai dėsiu ir būtent šito rinkinio grinai papildymą, tai gausis ne šitą, kitą. Va šitą. Tai žodžiu, bus kaip kortų papildymas, kad lengviau suprast. Bus atskira prekė, į kurią įeina medienos plokštelė ir 2 trūkstami siūlai. Tai reiškia, kad jūs pirkdama šitą rinkinį iš karto galite nusipirkti prekių rinkinio papildymą, kuris kainuos žymiai pigiau, nes ten daug dalykų nebus. Ir tada jūs galėsite išsisiuvinėti 2 vienodus skirtukus, vieną savo ir vieną, tarkim, dovanų. Nes šiaip dizainas lengvai siuvinėjas, greitai išsisiuvinėja ir tikrai galit dar kažkam ir dovanų, arba prie dovanos kažkokį priedą padaryti. Kas liečia šituos, tai matot, nėra sudėtingas dizainas, iš esmės čia yra violetiniais ir rožinės gėlės nuo tamsiausios iki šviesiausios, bet planuoju šitos apskritai formą tik paleisti, kad vis tiek mes siuvinėjam rinkinius, tuose rinkiniuose lieka visokių gražių siuliukų, tai galite tiesiog išsirinkti, kokie jums siuliukai patinka ir tiesiog tuos siuliukus panaudoti, išsiuvinėti, tarkim, tokį skirtuką ir gausit savo unikalų skirtuką. Tai kažkaip galvoju ir audžiu mintį, kad kokius dalykėlius galima būtų padaryti, kad prisidėti prie to tvarumo, nes man tvarumas ir atsakingas vartojimas yra labai prie širdies, aš pati ir namuose rūšiuoju šiukšlės ir taip toliau. Kiek tai įmanoma, čia dabar kur gyvenam, tai žymiai paprasčiau, nes yra visas tam sąlygos. Tai tokie pamastymai, tokios mintelės. Ir ką, ir dar parsivežiau dar 2 formeles išsibandyti. Tai viena yra Lietuvos vėliava, raktų pakabukas ir kitas yra Lietuvos, apvadai forma. Va taip, išsibandyti reikės ir šiaip galvoju, dar kokia naujovė pas mus bus, tai pakabukuose prieš tai buvo, abi turėjo tuos šitos, tai dabar prie vieno, tiesiog, kad būtų patogiau įverti tą rinkelę.
Nu ir viskas, ir ką žinau, daugiau liktai nieko, jokių naujienų, tai eisiu tvarkytis ir toliau kūrybinti idėjas. Nu tai ką aš galiu pasakyti, turim penktadienį, dabar yra po 9:11, 9:11, labai įdomus skaičius. Tai žodžiu, ką aš galiu pasakyti, to aš jums pasakysiu. Tai 6 mėnesio 9 dieną, tai čia buvo grubiai praeitą antradienį. Mano internetinė svetainė buvo pratrinta daug dalykų, bet programuotojams per visą dieną dirbant pavyko viską atstatyti ir praėjo 1,5 savaitės. Ir kalbamuoju momentu dabar vėl, nežinau, penktadienis yra, aš nežinau, savaitgalį nieks nedirbs, o ką aš pirmadienį rasiu internetiniai svetainiai, tai aš, žinokit, net neįsivaizduoju. Kol kas ruošiuos blogiausiam, kad gal ne tik iš hostingerio reikės išeiti, bet eiti visiškai kitą platformą, nes čia briedai pradeda darytis. Žodžiu, liūdesėlis. Einu suvinėti Suvalkiją ir labai patogu lovui suvinėti. Dzinto savo pažadus, kad nesiuvinėsiu mano palėpės rinkinių po darbo. Einu atsipalaiduoti. Labas rytas, tai šią savaitę užbaigsim su žygiu Palangoj. Aš jau pasiruošęs su Haru, jau nujaučia, kad kažkur mes varysim, ane? Tai šokinėja visur aplinkui. Nu, pažygiuosim nedidelį 6 km maršrutą, nes šiandien labai karšta ir gali būti, kad šuniukui bus biški per karšta. Tai išbandysim traselę, o po to, ką, eisim siuvinėti. Nori? Važiuosi? Jo. Nu gerai, einu. Nu jau viskas, jau susipakavai. Gerai, tuoj prisegu ir važiuojam. Veriukai. Kuku. Ką ten žiūri? Išgąsdino, ne? Ogi ką gyva. Tai žodžiu, grįžom, valgyti dar nenoriu ir galvoju, reikia kažką pasiuvinėti. Prabėgom, prisėdau prie vienos schemos vasariškas tokios, biesą šiek tiek padariau, išsikrojo kompas, tai galvoju, paimsiu krauti ir galvoju, ką čia siuvinėti. Esu savo pasižadėjus, kad nedarbo metu nesiuvinėsiu mano palėpės, bet aišku, netyčia savo nusižengiau, nes tikrai šitie medinukai dėlė kaip patogus yra siuvinėti lovai, tai aš per vakarą, grubiai per valandą su kapeikom prasiuvinėjau tiek, bet galvoju, šiandien šeštadienis tikrai neimsiu.